kuriu vaidmenį Brigitos, vyresnio amžiaus moters, tokio labai savito charakterio. Kaip visi su amžium žmonės, ir aš jaučiu, kad su amžium daraisi bjauresnis kažkodėl, erzina dalykai tam tikri labiau. Tai va ta moteris tokia pavargus nuo gyvenimo, nuo visko, kas ją, o ją viskas erzina iš esmės. Tai va tokia truputį bundeklė, truputį nelaiminga, truputį, va tokia keista moteriškė. Kažkada seniai, prieš kokius 30 metų, mes su vyru turėjom kažkokį konfliktuką, galbūt konfliktukas, kai tau 20 nėra. Ir tąsyk prisimenu, man užkliuvo už akių toks atvirukas, kuriame pavaizduota mergaitė, balta suknelė, su skrybėlaitė, jinai tokia kaip ir nusisukus nueiti. Ir aš nupirkau tą atvirutę ir užrašiau kitoj pusėje, va čia mūsų meilė. Darykim taip, kad jinai nenusisuktų ir nenueitų. Tai man tas spektaklis va yra apie tą momentą, kai atrodo, ką tik nusisuko, bet žingsnio dar nežengė. Ir jeigu kažkas iš tų dviejų žmonių pasakys bent žodį, sušuks ką nors, nesvarbu, atodusi kažkokia, jinai atsisuks atgal. Tai va spektaklis yra apie tą momentą, kai lyg tai nusisuka ir jau ženg žingsnį ir kaip ten bus, ar atsisuks atgal ar ne. Su Julium mūsų ryšys kažkaip, va, kaip aš atėjau į teatrą, iš esmės pirmas žmogus buvo, į kurį perėjau į tu santykį ir šiaip kažkaip mums labai tiko ir sulipo. Mes esam skirtingų kartų, krūvą dalykų, bet mes turim kažkokį vienodą požiūrį į labai daug dalykų. Taip mes gražiai bendraujam, iš tikrųjų, nuo pat, taip kaip draugai bendrauja, kai tu gali pasiųsti toli ir už sekundę sakyti, kaip aš tave myliu. Bet su Julium yra lengva dirbti, todėl kad mes dirbam viena kryptim. Mes, kai kalbėjom apie tą pjesę ir analizavomės, mums svarbus tie patys dalykai. Mes einam, nėra taip, kad vienas į vieną pusę, kitas į kitą. Čia mes kaip šeima, į vieną kryptim, žodžiu. Tai kai yra ryšys su partneriu, yra malonumas dirbti. Aš iš tikrųjų labai seniai turėjau tokį, tu partnerių pasitikį 100%. Mūsų dėstytojas Algis Latėnas sakydavo, partneris gali būti aukso vertės, o jeigu geras ir deimantų. Tai va čia tas atvejis, kai aš jaučiuosi gavus deimantą šalia. Nes tai spektaklis, gražus spektaklis. Tai spektaklis apie gyvenimą, apie meilę, apie tai, kaip kartais ta meilė užsimiršta tarp mūsų buitinių visokių darbų ir dalykų. Bet jeigu jinai yra, tai jinai, kaip sakoma, ir iš po 9 pūkinių antklodžių išlys, kai tikras akimirka. Tai, kas atsitinka turbūt su mumis visais, kai mes užsiknisam, teisingas žodis, buityje ir kažkaip į antrą planą nueina tam tikri dalykai. Bet iš tikrųjų, jie visada yra. Kartais mes juos gal, sakau, paslepiam kažkur giliai, nes atrodo, kad dabar netinkamas metas. Visada yra tinkamas metas kalbėtis. Ir aš galvoju, man, pavyzdžiui, yra labai gražu, kai aš matau, kad, pavyzdžiui, parduotuvėje neseniai mačiau vaizdelį, stovi prie duonos skyriuje senyvi žmonės, pora. Ir jie ginčijasi, ar duoną pirks, ar batoną pirks. Moteriškė sako, kad batono reikia, o vyras sako, kad reikia duonos, todėl kad duona sveikiau negu batonas. Ir iš pažiūros neatrodo, kad jie būtų labai vargstantis ir negalėtų nusipirkti abiejų produktų. Bet netgi jeigu ir taip būtų, tai vis tiek yra labai smagu, kad turi su kuo pasitarti, pasiginčyti, ar duona ar batonas, ir kuris čia yra geriau. Pragyvenus daug metų, senti kartu, priimant
priimant visus trūkumus, nes jeigu jau pragyveni tiek laiko, vadinasi, įvyko ten viskas, jau įvyko. Tai man yra be galo gražu vyresnio amžiaus žmonės, kurie eina, lėtai eina už rankyčių susikabinę, bendrą tašelę neša, nes abiem jau yra sunku. Tai vat tas spektaklis apie šilumą, apie mus. Gal ne apie mus, gal kažkokie vaizdiniai iš vaikystės gali kažkam tai kilti, nes gal matė savo senelius ar ten, bet tai yra gražus spektaklis, jis yra šiltas.